Tai būtų amogus. Tarmūsų. Tarmusus. Tarmūsus. Tarmūsus. Sveiki atvykę dar vieną epizodą, ne į temą. Su jumis vėl sveikinas jūsų moderatorius Julius Vytautas Meisner. Sveiki atvykę ir su manim šį kartą sėdi studijai mano vienas ko-moderatorius. Labai gražus šią dieną, susipažinkite. Ačiū. Čia yra antras ko-moderatorius ir vienintelis šį kartą Ignas. Čia buvo tikriausiai profesionaliausias intro, kokį mes darėm per ilgą laiką. Tikriausiai profesionaliausias. Mes šį kartą esame dviese, nes mūsų trečias Matas. Right? Jo, Matas. Jo. Man labai sunku su vardais. Aš jį prisimenu kaip tas trečias žmogus, su kuris mumis įrašinėja epizodą, šitą tinklalaidę, ir taip pat yra geras bičiulis šito Igno. Ir man rodos jo vardas yra Matas. Aš tai prisimenu. Aš tikiuosi Matas nesiklauso epizodo. Galbūt pamatysim. Iš karto tik tai, kol ją pamiršom, aš noriu pranešti visiems klausytojams šito epizodą, kad šiame epizode ir bendrai tinklalaidėje gali būti vartojama kalba, kuri nėra priimtina kiekvienai demografijai. Tai jeigu jūs klausotės su jaunais vaikais, su savo seneliais, su kitataučiais, tai aš norėčiau jums pranešti, kad galbūt tai nėra geriausia idėja. Ir tiesiog, jo. Jeigu jūs išgirsite kažko, kas jums nepatinka, žinokite, kad mes jūs įspėjome. Jo, mes atsakomybės neprisimame. Mes neprisimame jokios atsakomybės už nieką, ką mes sakom, ir taip pat aš noriu užbaigti. Matas susirgo, kaip daug kas šiuo metu. Jo, aš realiai galvoju, čia man reikia korona biški grįžta. Grįžta, bet čia neišvengiamai. Manau, čia visi sutika, kad čia korona dabar paprasčiausiai bus dalis mūsų gyvenimų, kaip ir gripas. Bet man atrodo, kad vienas dalykas, kas geras išėjo iš visos koronos, tai kad žmonės dabar kaukės gali dėvėti. Bet gali dėvėti išskyrus senamžių žmonės. Senamžių žmonės, aš kaip pamatau, kaip jie dėvi kaukės, aš tiesiog, nežinau, aš prarandu viltį žmonijoje. Ką aš žinau, aš tai daviu kaip Landsbergis. Tipo nosį paliekė atvirą? Jo, kad kvėpuot lengviau būtų. Tai, oh my fucking god. Kaip jie vadina bibenosiais? Nežinau, aš tiesiog labai daug gerų pavadinimų. Gali kaip antsnukinė šat, bet kitas dalykas, kad gali daug kas slėpti po tą kaukę. Jo. Man buvo gerai, kai tiesiog pramiegi ir neturi laiko nusiskust. Ir tiesiog užsimeti kaukę, ramu. Jo, niekas sugalvos visiškai. Aš taip pat, aš irgi dar sirguliavau kurį laiką, kai realiai pasveikau, tada atkritau, tada jau į paskaitas ir aš irgi sukaukėjom. Įdomu yra, kad nemažai kas pasilieka, nors ir uždengia pusę veido, nes labai daug mimikos iš tiesų eina aplink akių sritį. Tai netgi jeigu aš užsidengiu, tu gali iš to, kaip aš žiūriu, suprasti daug maž, jeigu žinai, ką atkreipdėmėsi, kaip raukšlės susidaro, kokia emocija slypi iš to, ką sako žmogus. Tai realiai vienintelis dalykas, su kuris su kaukė mane labai erzino, buvo, kad man realiai pradėdavo trūkt oro. Dar ypatingai auditorijose. Aš nežinau, kaip tau būdavo. Aš niekada neturiu problemų su oro trūkumu, nebent kažką darydavai, kas reikaladavo daug oro, tai jeigu bėgdavai, pavyzdžiui, bet, tai tau laukia, apart to žiauriai, kai žiauriai užraukė viską, ten pačioje pradžioje, kur tau į lauką neleisdavo išeiti, nes ten policininkai vaikščiodavo, ne? Tai apart to, kai reikia laukia dėvėti, šiaip tai man nebūdavo to. Ir auditorijose vienintelis dalykas, kuris realiai man nepatikdavo, tai kad aš kadangi aš į tolį nelabai gerai matau, tai aš sakiniais būnu ir žiauriai rasuoja. Jo. Rasuoja ir tiesiog neįmanoma būt. Aš turėjau nešioti lęšius visada, nes neįmanoma sakiniais ir kaukę. Be šansų. Tu turi realiai užsidėti iki pat viršaus kaukę, kad jį gulėtų tarp akių tau. Taip. Ir tada ant viršaus dėti akinius, kas yra žiauriai nepatogu. Žiauriai nepatogu ir nuslysta. Ir slysta, tipo, nemalonu žiauriai. Turi būti su lęšiais. Ir kitas dalykas, ta prasme, aš negaliu šito sakyti. Aš sakysiu šitaip, būdavo atveju, kai mes sutikdavome auditorijoje su kitais žmonėm, nusiimti kaukės kartais, kad būtų paprasčiau šnekėtis tarpusavyje. Nes kai visi šnekava šitaip, ir tavo visas darbas yra tarpusavyje kažką tai bazarinti, darosi sudėtinga. Suprantama. Bet jo,
Korona, nors paprasčiausiai yra dalykas. Kaip ir gripas. Ir gripas irgi visada buvo pavojinga liga, kuri labai daug pasiema gyvybių kasmet, būtent per šį sezoną. Kada čia buvo, manot? Nebuvo kartais 18-19 metais, manos, Vokietijai 20 000 žmonių mirė nuo gripo. Visą laiką žmonės pamiršta tiesiog. Ta prasme, žmonės nuvertina. Labai tiesiog nuvertina, kad gripas iš tiesų yra labai nemaloni liga. Ir niekas nesako, tu susirgai gripo praeitą mėnesį ir tu atsigavai. Tai nieks neklausė manęs tokių dalykų. Dėl to, kad žmonės, bendrai su lygom yra tas dalykas, kad žmonės, kai žiūri lygas, jie negalvoja, kad tau reikia mėnesio atsigauti nuo lygos, nebent tai žiūri lyga, koks ten plaučių uždegimas ar kažkas. Tipo yra stadija, tokie lygiai kaip kartelės. Yra hierarchijos. Hierarchija, jo. Ir apačioje ten, pavyzdžiui, jeigu aš taip turėčiau hierarchiją padaryti, ne, apačioje būtų tiesiog common cold, tada būtų ten visi gripai ir korona, tada jau būtų ten uždegimai įvairūs. Ir tada jau ten būtų jau, žiaurus, jau ten onkologinio lygio lygos, kur ten jau... Ir pačiam viršui mes tiesiog turime žmonės, kurie 10 valandų per dieną žaidžia lovo. Jo. Čia yra žiauriausia lyga, kuri nusineša, tikriausiai daugiausiai gyvybių per metus. Įsivaizduok. Kiek jaunų žmonių praranda gyvenimą, tiesiog viską iš gyvenimo. Čia realiai yra juokinga, nes jie realiai praranda gyvybę. Praranda gyvenimą. Jo, Loss of life. Kaip tu kitaip gali apibūdinti žaidimą LoL'o 12 valandų per dieną? Tad metu, Tyler One yra, ta prasme, aš stebiuosi, kaip jis dar gyvas. Kartais. Jis yra miręs, matei video, kaip jis miršta. Jis net praskipina savo death animationą, kad galėtų grįžti į LoL'ą greičiau. Oh my god, negaliu. Įsivaizduok, čia dabar visiškai iš šono nueinanti tema. Aš pasakiau cutscenes. Ir aš pagalvoju, įsivaizduok, tu galėtum skipinti kai kurios cutscenes gyvenime. Pavyzdžiui, pirmas dalykas, kuris man šauna galva, nes aš nes seniai mačiau, nežinau, šortas, rylas, nežinau, kur mačiau, bet buvo, tasai, aš irgi nežinau, iš kur, bet pareina tas su kaukolius, ta kaukė, kuris pastoja ten, išlenda animuotas, kažką pasako ir išbėga. Saks, people singing happy birthday is an unskippable cutscene in real life. Skeletor, tipo? Jo, Skeletor. Ir aš toks, blemba, realiai tiesa, kai daug žmonių ateina ir pradeda dainuoti su gimtadieniu, kartais realiai toks jausmas, kad reikia tiesiog pralaukti. Aš turiu pralaukti, kad ir kaip aš norėčiau skipą dėti, tiesiog laikyti spacebar. Blemba, yra dalykų, bet mažai. Labai retai man būna tokios situacijos, kur aš būnu toks, aš dabar tiesiog laukiu ir nieko neveikiu. Kur, ir aš tiesiog laukiu ir, man visiškai nepatinka momentas arba žiūri, ta prasme, toks, man cutscenes, net nežinau, aš nežinau, ar turėčiau tokius momentus gyvenime, kuriuos norėčiau praleisti. O čia įdomus klausimas, ar gyvenimas tau turėtų būti suprantamas taip, kad jis turi momentų, kuriuos reikėtų praleisti? Ar kiekvienas momentas, nesvarbu, ant kiek jis atrodo nesvarbus, turėtų būti pasiliktas? Nes man kaip pirmieji dalykai, kurie atėjo į galvą, dabar, kai tu man sakėjai, man pirmas dalykas, kuris atėjo į galvą, tai pavyzdžiui, kad ten, žinai, kai laukiu restorane, ko tau atneš maistą, arba laukiu, kol filmas prasidės, arba laukiu autobuso, arba laukiu... Blemba, jeigu aš IRL galėčiau skipinti adus prieš filmą, tai visada. Neseniai buvau filme, praeitą savaitę, kaip tik šeštadienį, aš žiūrėjau su mama ir broliu, žiūrėjau Oppenheimer. Dar rodo? Jo, kine. Ir ta prasme, žiauriai gerai, nes filmas, gerai, dabar vėl nukrypsiu nuo temos, bet filmas yra padarytas kinui. Ten yra kino filmas. Ten Nolano filmas, ta prasme, Nolano visi filmai yra. Ten nebe šansų žiūrėti namie, nes garso režisierius nusprendė tiesiog, žinai ką, čia filmas apie bombą ir garsas bus bomba. Bus bomba. Ta prasme, aš sėdėjau, kai aš toks blemba, aš nežinau, kas, ta prasme, buvo atsakingas už visą garso moduliavimą, bet ir režisavimą, ir kompoziciją visų garsų, bet žiauriai gerai padaryta, ir tu gali tik tai su garso sistema. Arba tu turi turėti... Reikia Adobe Atmos būtinai. Tu turi turėti Adobe Atmos, tu turi turėti, jeigu naminį kiną, tu turėti žiauriai geras kolonėlis, kurios
ta prasme, atlaiko vien tik tą prasme, tą garsumą, tą trenksmą. Nes realiai filme, kas yra žiauriai gerai padaryta, kad tam, kad sustiprinti vien tik visus garsus, prieš juos yra paliekama labai daug tylos ir ramumo. Ir tada pareina tas sprogimas, tas trenksmas ir jis, ta prasme, jis žiauriai parbloškiantis. Geras filmas. Kaip aš dariau? Jo, ir prieš filmą, aš nejuokauju, 20 minučių prieš filmą buvo reklamos. 20 minučių. 20 minučių. Negali būti. Turėjo prasidėti be 20. Ir prasidėjo lygiai valandą, kai suėjo. Man rodos, kiek buvo, jo, lygiai 9 prasidėjo filmas. Nes, pas mus tokia. Aš norėjau tą patį galvojau, ne? Yra, žodžiu, aš nežinau, kur dabar jau, bet va, tokia situacija. Aš dirbau kine, ne? Ir man būdavo reikėdavo įleidžiant žmonės kur tu žiūrėjai? Apollo. Aš Apollo dirbau. Puiku. Tai žodžiu, aš dirbau Apollo ir mums reikėdavo įleisti žmonės į kiną. Ir kokia buvo technika? Kad eina kinai ir tu turi ateiti 10 minučių prieš kino pradžią ir pasilikti 10 minučių nuo jo pradžios. Kad tipo 10 minučių prieš jo pradžią varo edai ir tada dar 10 minučių po jo turėtų būti paimti visus ten užsilikusius trailerius. Tai aš mano buvo iliuzija, kad jie, max edai gali tęstis 10 minučių po filmo pradžios pasakytos, ne 20. Aš nežinau kas, bet realiai tik ėjo edai ir ėjo reklamos ir jos yra tokios blogos. Ta prasme, aš žiūriu tas reklamas, ta prasme, produkcija aukšta, ta prasme, ten žiauriai daug įdėta darbo, bet man smegenis lydosi. Ta prasme, man realiai, aš žiūriu, aš realiai pradėjau tiesiog užsimerkinėti, nes aš nebesupratau, ką aš žiūriu, tai aš galvoju, aš geriau tiesiog pamiegosiu. Ir tada... Aš tada keliu visai nieko tenai dirbu. Ir tada filmo anonsai, kurie tarp reklamų ėjo, irgi ne ką geresnė. Filmų anonsai man patinka, nes aš tada pasižiūriu filmų anonsus ir pagalvoju, žinai, ką šito norėsiu pasižiūrėti filmą. Man nebuvo ne vieno tokio atveju šį kartą. O man yra pilna. Aš žinau, kai buvau mažesnis ir eidavau į kiną, aš visą laiką tokio šito norėsiu pasižiūrėti kiną. Mažesnis aš sutinku, bet dabar prieš savaitę dabartiniai filmų anonsai ne vienas manęs nesudomino. Visi buvo tiesiog tiesiog dabar sprogimas, nes Hollywoodas mėgsta, kai viskas raudona ar sprogsta. Ir tada tiesiog veiksmas, ir tada tiesiog vienas žmogus jo daužosi, ir tada iššaudo, ir tiesiog ir tas pats per tą patį. Ir aš net nebeprisimenu pusę iš tų pavadinimų. Ir tada geriausia, kai dropinant pabaigos lietuviškai išverstą pavadinimą filmą. Palauk, kaip ten žudbutinis mūšis. Žudbutinis mūšis. Nežinau. Jeigu ką, žudutinis mūšis yra Mortal Kombat vertimas lietuviškas, kas yra. Kai mes 3 epizodą išėlės tą minime, nes aš tiesiog padau gerai. Ne, aš tiesiog nepagaunu, kai kurie dalykai, ta prasme, fair enough, jie gerai įsiveržia, bet kai kiti... Aš noriu tiesiog sutikti tą žmogų lituanistikos, ta prasme, biure, kurio visa užduotis yra gauti užsienietiškus pavadinimus ir pasakyti, Jonatanas Vikūnas. 3. Nežinau. Kaip jie išvertė it? Daiktas. Čia dar yra patenkinama. Galėjai išversti tas. Tai, taškas. Ir tai tikriausiai būtų logiškesnis vertimas, nes, tipo, it, kalbama apie daiktą, bet tai nėra daiktas, kažkaip nelenda, nelimba man šitas dalykas. Visiškai nelimba. Aš taip pat nesuprantu, kodėl filmas vadinasi it, bet, tipo, ne esmė. Taip, dėl to, kad ta būtybė ten, aš atsimenu, irgi biškai ne į temą. Į temą ir ne į temą. Nes aš atsimenu, kad aš pirmą kartą žiūrėjau į tą. Ir aš buvo filmų naktis, Zipo. Ir taip, Zip FM daro filmų naktis, kartais sponsorina, ar ten multikino, ten daro, ateini, už 15 eurų gauni 3 filmus nuo vidurnakčio iki kažkada, ne? Ir buvo visi siaubekai. Ir aš toks, žinai, tu pažįsti mane, aš taip myliu siaubekus. Aš irgi žiauriai myliu siaubekus. Eik, tu sakai, man nepatinka. Tai patinka, kad net noris išeiti vidury kino.
Tiesiog tu jau antiek laimingas pažiūrėjęs pusę filmo, kad jeigu tu daugiau žiūrėsi, tu tiesiog per daug patenkintas būsi. Būsi nuo euforijos, tiesiog numirsi. Tiesiog tavo katarsis bus toks aukštas, kad tu nebetpažinsi savęs po to. Šimtis smūgį gausi. Nuo laimės. Žodžiu, ir pirmą istoriją, aš pradėsiu nuo pradžių, mes tokie, nueiname, yra pradžia, ir mes tokie, tai reikia užsipirkti snacksų, nes man reikės ten buvo Halloween'o arti, todėl buvo visi siaubekai, ir tai reikia snacksų užsipirkti, visi nueinam ten į Maksimą, prisiperkam ten popkornų, saldainių, čipsų, visko. Prasineš nieko nepaėjo, nes ten toks drūtas bičas tiesiog stovėjo, viską žiūrėjo absoliučiai, tai pamatydavo, iš karto viską išimdavo. Gama pareigas atlikinėjo, va čia tai naujiena. Bet tai buvo, žinai, kad, vėlgi, kai aš dirbau kine, atvirai pasakysiu, man nemoka pakankamai, kad aš tikrinčiau, kad jūs neštas į kiną. Čia buvo žiauriai juokinga, nes mes ėjom į Apollo kiną ir brolis toksai pasižiūrėjo kainas neku ir jis toks, žiūrėjau, čia per šansų, kas čia per nesąmonė, aš sakau, parašyta negalima. Ir jis toks, bet jie neturi teisės tikrinti. Aš sakau, aš nežinau, nes aš pirkau bilietus internetu ir aš neskaičiau sutarties, kurią aš sutikau. Tai aš nežinau, ar jie turi teisę naršyti po mano daiktus. Jie turi teisę. Va būtent, matai, buvau teisus. Jie turi teisę. Bet daugumai tiesiog pasirinka to nedarynės. Mūsų kaip būdavo, vėl mes einam toliau tenčiantą. Aš dirbu su 4 žmonių, kaip būdavo. Bet jeigu žmogus ateidavo ir žiauriai rodydavosi, pavyzdžiui, nešasi tiesiog butelį po pažastim, ne? Tai tada toks paskelbė, atsiprašau, ponė, jūs negalite neštis, nes, tu gali pražiūrėti, bet tu nesi... Bet tu nesi aklas. Jeigu tau žūliai tiesiog, specialiai daro, tai toks labiau, tave vos neįžydžia, kad, tu durnas esi, vos ne. Ir aš atsimenu, man vienas iš bendradarbių pasakoja, sako, tai atėjo toks žmogelis, sako, tai negalima neštis ir jis toks taip pala. Jis įsidėjo į kuprinę, sako, aš nieko nesinešu. Ir jis toks, ne, jūs manot, aš durnas, ne, aš mačiau, kad jis nešas. Sako, jūs nieko nematėt, jūs nieko negali paimti ir sako, ne, aš tiesiog jūs į kiną neįleisti. Ir tada tai pradėjo rėkti. Jo, bet aš sakau, aš dėl to ir sakiau, aš esu gana įstikinęs, kad aš kažkur tai tikinau tą, uždėjau varnelę, kad aš sutinku su... Dėl to, kad tai yra dalis, kad tu negali neštis su kažkokia sutartim ir aš tikiu, kad tikriausiai kažkur yra paminėta, kad jie gali raustis po mano kuprinės. Ta prasme, jie paprašys, kad, jie negali paimti iš tavęs, bet jie paprašys, kad atidarytum, kad parodytum, kad viską, tai... kad jie gali patikrinti. Tu turi tada labai gerai paslėpti kažkaip, kad jie nepastebėtų. Ir dauguma, sakau, žmonių nežiūrėdama, nes tiesiog jiems nemoka pakankamai, man, pavyzdžiui, aš neturiu kantrybės, kad ten pykti su klientais, nes dauguma žiūri bus, aišku, nepatenkinti, nebent tie vaikai, o jeigu jie suaugę, tai jie bandys vaidinti kietus, 100%. Kažkodėl jiems tai yra svarbiau, nei tiesiog, realiai yra parašyta labai aiškiai, nesineškite kitur pirktų užkandžių. Ne, čia, bet aš pagaunu, nes mokėti 8 eurus už vidutinį spragėsių dėžutę yra absurdiška. Kad, 8 eurai yra praktiškai bilieto kaina. Aš tiesiog dėl to, aš tiesiog gėrimą norėjau, aš toks vis tiek viskas perkainota dabar, tai neskaičiu. Žiauriai. Ir mes turėjome vieną bendradarbę, kuri iš tikrųjų tikrindavo normaliai ir jį to mėgavos. Tai jį buvo, mes sakėjome, vedom žiauriai jį patiko. Ir mes sakėme, tavo darbas, mes visiškai jos nepikėme, mes sakėme, jeigu tau patinka, daugiau galios tau, nes tu atlieki savo darbą gerai. Aš tiesiog tingiai atlieki savo darbą pakankamai gerai. O jeigu tu nori, yra savotiškas pasitenkinimas, kai tu, pasakai, ne, jūs negalite, ir kai jie bando pasišakoti, tu sakai, ne, jūs negalite, jeigu jūs toliau šakositės, aš pakviesiu apsaugą ir jie jūs išves. Tu turi galios. Tai kiekvieniem žmonėm tai patinka. Visą laiką teisingoj pozicijoj. Nėra jokio pasiteisinimo, kurį gali pasakyti žmogus, kad nešasi maistą, kuris yra nepirktas iš Apollo kino. Tiesiog nėra. Jo, ir atsimenu dar vieną istoriją, kuri buvo, sako, kažkoks tenais atėjo kartą, mes ten stoviu. Žinai, kaip Apollo kine yra tas savitarnos kasos, ne? Ir savitarnos kasose beveik visą laiką būna 2 žmonės. Vienas arba 2. Pastebėjai tikriausiai. Ir aš ten stoviu su tokia moteriškė vyresnio amžiaus ir po to ateina tokia iš kino ir sako, sveiki, čia yra mūsų kino salė, prieš mane sėdi kažkoks vyrukas, visą laiką žiūri telefoną, žiūri ryškiai, kažką daro ir dar atrodo filmuoja.
Ir aš toks, okei, aš negaliu nuo čia nueiti, aš pasigaunu kitą žmogų, sakau, ar tu galėtum nueiti ten pasižiūrėti. Ir jis sako, nueisiu, nes aš dar buvau ką tik pradėjęs, aš nenorėjau labai su žmonėm ten pradėti, aš nežinau kaip į tokį... Nežinojai protokolą. Aš nežinau kaip tiksliai elgtis. Nežinai, kokie yra šitą įvykių seka. Jo, kokie yra žingsnių seka, kurie turėtų būti, kad teisingai viskas gautųsi. Tai aš nueinu tenais jis nueina, po kiek laiko grįžta. Sako, aš klausiu kaip sekė, sako, tai aš nueinu, jis ten kažką realiai su telefonu daro, jis pasako, jam, tai tiesiog nefilmuokit, ir jis taip ten kažką gestikuliuoja rankom, ale nekalba. Ir jis sako, tai, tipo, grįžo, sako, aš nieko daryti negaliu, tipo, ką aš jam padaryti, tipo, negaliu jo išvest kol kas, tipo, aš tiesiog jam parodžiau, kad, tipo, nefilmuotų, kaip jis toliau elgėsi, tai man atrodo, kad daugiau nesiskundė juo, bet, tipo, tada vadovas sako, tai paprastai, tiesiog parodė, kad, tipo, rankom pagestikuliuoja, parodė, kad, tipo, gausi velnių ir viskas. Rankomis tiesiog bandai išreikšti mintį, kad aš atsinešiu beisbolkę. Ne, kinai yra fenomenas, tiesiog nežinau. Jo. Man yra keista, kas dedasi su kinu, ypač su Hollywoodu, nes ta prasme, realiai, ką aš matau, kas yra išleidžiama Hollywoodą, nieks nedomina. Visiškai. Visiškai. Dabar iš tų, ką aš mačiau, paskutiniu metu, ką reklamuoja. Aš atsimenu, paskutinis filmas, kurį aš žiūrėjau, kaip man patiko, buvo filme, kine tiksliau, buvo Gran Turismo. Ir aš jau visiškai buvau patenkintas. Nežinau, aš to nemačiau. Gran Turismo, tipo, yra tas žaidimas Gran Turismo. Tai buvo tikrą istoriją, kaip ta kompanija, kuri kūrė Gran Turismo, įsteigė, tipo, NASCAR'o tokią kaip mokyklą. Ir ten paėmė geriausius žaidėjus. Tas anonsas. Jo, ir tada jos idėja, kad, tipo, jie taptų tikrais lenktynininkais, ir ten tokia gera istorija. Aš mačiau tą anonsą ir aš toks, visų pirma, čia taip nutiko? Jo, ir tas driveris vairuoja, ir jis ten drivino. God damn, čia yra crazy. Ir tada kitas dalykas buvo, aš nesidomiu užtektinai mašinom ir lenktynėm. Bro, aš irgi ne, bet kai ten pavažinėjom, eina savo, ten buvo geras filmas. Cool. Aš dar galvoju, realiai dabar tas Oppenheimer buvo, ir žinai, koks kitas anonsas mane sudomino, nes jis tiesiog toks absurdiškas, Cocaine Bear. Prašau, papasakok apie ką filmas. Dar nežiūrėjau, bet žiūrėsiu. Ne, iš anonso. Paremtas tikrais įvykiais. Čia visi filmai paremti tikrais įvykiais. Ne visi, bet šitas iš tiesų, ta prasme, giriasi to, kad tai iš tiesų, nors aišku bus sudramatizuota, bet taip nutiko. Buvo kažkoks, neprisimenu tiksliai, ar ten tipo pagavo kažkas, kas norėjo prastumti kokainą, ar ten tiesiog bandė stumti kokainą, bet pametė savo tą kokaino shipmentą, savo tą, kiekį, ir miške. Ir vietoj to, kad tą dalyką šniotų kažkas tai Kolumbijoje, tą kokainą sušniojo meška. Okay. Ir filmas yra apie tai, kaip prisinarkašinusi meška tiesiog laksto ir daužo žmonės. Realiai kažkas panašaus į siaubo filmą, trilerį, Gorefestą, bet pavojus yra meška, kuri yra antiek apsignarkašinus, kad tu jos nebegali išgastinti. Okay. Aš pagaunu, kodėl Cocaine Bear vadinas, bet... Ir realiai anonse yra sena, kaip tiesiog žmonės važiuoja mašiną ir iš paskos bėga meška. Ir tą mešką turi realiai panosinti, tiesiog baltą žymę. Jie turi šitos ūsus tas tokius. Ir aš tiesiog mačiau anonsą ir aš prisimenu labai aiškiai, kad mano reakcija buvo tiesiog... Čia yra įdomiausias anonsas, bet ne todėl, kad filmas atrodo kaip, intriguojantis, toks, žinai, sukiršinantis mintis, bet tiesiog aš esu apstulbęs, kad kažkas nusprendė surežisuot tokį dalyką. Net nesurežisuot, bet tu žinai, kad čia turėjo kažkokią tai praeiti komisiją. Kažkas tai atėjo ir pasakyti, žinot ką, gera idėja. Kažkas tai Shark Tank'e sėdėjo ir jis toks sakė, aš finansuosiu šitą idėją. 100%. Ir dabar išėjo filmas, kurio mintis yra apsinarkašinusi meška žudo žmonės. Ir dabar grįžo mano motina nesinai ir sakė, žinai kam, pasižiūrėk Cocaine Bear. Ir aš toks...
aš gavau motinos patvirtinimą, kad galima žiūrėti. Tai kažkas tai turi būti gero. Aišku, mama labai mėgsta veiksmo filmus, kur žudosi ir šaudosi. Tai. O čia aš labai su jie sutinku, žinai, Jonas Vikas yra... Jonatanas Vikūnas. Jonatanas Vikūnas yra pikas. Pikas. Aš dar nemačiau trečio. Tai reikės tada padaryti. Bet tu matei ketvirtą? Ne, ketvirto irgi ne. Nu tai tada okay. Aš mačiau... Ne. Pala. Pirmame jis ten dėl šuns, antrame jis galiausiai ten viską išsiaiškina. Ir tada... Bet ar antrame jau ten jį išduoda? Spoilers. Jo. Jo, tada aš nesu matęs daugiau. Nu tai rekomenduoju. Geri filmai. Ir Keanu Reeves, dick. John Silverman. Johnny Silverman. Keanu Reeves. Hacking love Keanu Reeves. Aš pasibėjau, kad man, kad tie filmai labai limpa ir aš pastaruoju metu ypač. Dokumentikos. Jo, pasakai, kai pasakai apie Tetrį. Jo. Ir ką dar žiūrėjai? Blackberry, Tetrį, fucking šitą... Gran Turismo ir Air dar yra, kurio nespėjau peržiūrėti, bet labai norėsiu peržiūrėti. Technically Oppenheimer gali skaityti kaip dalį irgi dokumentikos, kaip vyko visas Manhattan Project. Jo, fair. Ta prasme, jo, galiu sutikau, ten jis labai dramatizuotas, tiesiog, kad tasai šitie filmai, kuriuos aš žiūrėjau, jie tokie, nežinau, jie kažkuo biški kitokie gal, nežinau, sunku būdint. Bet kažkokie turi tokį patumą apie save. Aš Tetrį irgi norėsiu pažiūrėti. Tai juokinga buvo, kaip ir ten. Prieš daug metų išėjo, ta prasme, tik anonsas iš vis, ta prasme, joks video niekas, tik tai buvo ta antraštė, bus Tetris filmas. Jo. Ir jūs tokie, kaip tu Tetris filmą padarysi? Tipo, kas bus, ar tipo bus didžiulė, tipo, rivalry tarp kubo bloko ir ilgo bloko, ir tai, kas dėlas, ir tada išeina šitas filmas, viskai, okay. Logiška. Aš tiesiog dokumentiniai filmai kartais, jie dramatizuoti, bet tipo, būna kartais, kai pagalvoju, kad tokios istorijos atsitiko, tai tu toks, what the fuck, tai galėjo būti. Kaip labai gerai yra pasakęs vienas žmogus, kad įvykių sekos kartais būna tokios absurdiškos, tokios neįtikimos, kad mes išeiname iš grožinio pasaulio ir įeinam į istoriją. Jo. Visas antras pasaulinis yra tiesiog įvykių seka tokia absurdiška, kad nieks negalėjo sugalvoti tokios istorijos ir ją parašyti pats. Realiai, tiesiog pagalvoju, kas atsitiko, tai 100%. Ir tas tęsiasi iki šiol. Aš toks visada sakau, kai kažkas nutinka, kur visa aplinka tokia, čia taip siaubas, aš toks, realiai, žinai, kad viskas gerai einas, nes čia yra tokia nesąmonė, kad tu žinai, kad pasaulis klostosi, kaip turėtų vykti. Nieks negalėjo, joks žurnalistas negalėtų sugalvoti parašyti tokį straipsnį, tokį baisų, tokį šiurpinantį, kaip pasaulis pats tau suteikia. Jo, dėl to, kad tiesiog, kai tu pagalvoji, ne viskas remiasi sutapimais ir kai tu gauni pakankamai laiko daug ir pakankamai žmonių ir pakankamai daug sąveiko, tai tie kažkur bus pakankamas tiesiog eilė sutapimų, kad kažkas išeitų tokio, kas niekas negalėjo nuspėti. Garantuotai. Faktas. Ir man tiesiog absurdiška mintis, kad mes turime labai daug nuostabių knygų, dabar žaidimų, kurie puikias istorijas pasakoja ir niekas neprilygsta realiam gyvenimui. Nope. Išskyrus tos knygos, kurios yra paremtos tikrų gyvenimų. Bet tada vėlgi, jos visų pirma nutiko. Tu gali sakyti, jo, Dievų miškas yra labai stulbinančiai, ta prasme, intriguojanti knyga, vien tik tuo, kas viskas dedasi ir kokie vaizdai yra aprašomi. Tada prisimeni, kažkas jos dar ir matė. Jo. Kažkas matė, išgyveno ir tada pagalvoju, žinai, aš parašysiu knygą, ar dar parašysiu komedišką, tokią komišką knygą. Aš kaupinsiu rašydamas knygą ir kai tu tada paskaitai, kaip jis rašė tą knygą, kaip atrodė iš šono žmonėms, kaip žmogus, ta prasme, su įniršiu prirašydavo puslapį, tada išplėždavo, sudraskydavo, nes nepatiko, nes jam tiesiog reikėjo kažkur tai palikti tai. Ir tada parašęs knygą numirė.
fucking tiesiog kaip Čadas, tipo parašo vieną knygą, išeina iš konclagerio, miršta. Jo, išeina iš konclagerio, parašo knygą, atsisako praplėsti, miršta. Jo, atsisako pasiaiškinti, miršta. Ai, ne, gyvenimas yra įdomus. Gyventi ne visada, bet gyvenimas pats, kaip visumai, yra labai geras. Jos. Ok, aš galiu užsiminti, ką aš veikiau, kokia buvo mano fiksacija šią savaitę. O. Man parekomendavo YouTube'as tokią seriją amerikietišką, vadinasi Ink Master. Gal esi girdėjęs? Pirmą kartą girdžiu, prašau. Okay. Žodžiu, Ink Masteris yra tikriausiai realybės šou, reality TV tikriausiai skaitytųsi. Ne, nežinau, žodžiu, TV show. Ir idėja yra, kad iš Amerikos surenkami, ir ne tik iš Amerikos, bet tiesiog Amerikoje gyvenantis, tikriausiai, nes Amerikoje gaminama. Šiaurės Amerikos. Jo, surenkami žmonės, kurie yra geriausi, arba norintis, taip pasakantis, esantis geriausi tatų artistai. Okay. Tada jie visi yra sudėdami į tokį, jų paima kokie ten, nežinau, 18. Jie visi sudėdami į tokį kaip competition. Ir tada yra hostai, kurie pasako, mes jūs tiesiog dabar rungsitės, kas yra geriausias. Ir kiekvieną ten epizodą būna, kad yra kažkoks iššūkis, duoda temą, stilių, ką jie turi padaryti. Ten, pavyzdžiui, pasako ten fucking trash polka turit padaryti traditional black and white, turit padaryti šitą neo-traditional, turit padaryti modern, turit padaryti pin-upą, turit padaryti ten pixelaitę, turit padaryti dar kažką, ne? Žodžiu, įvairių ten tatuiruočių stilių. Ir tada jie tiesiog gauna žmonės, kaip jie vadina, drobėmis. Tai ir jie tiesiog sako, tai susitarkit su jais, kad jums atitiktų, ką jūs ten turit nupašyti mums, ir tada mes jūs džadžinsim. Ir aš žiūriu tą, ne? Ir ten yra toks amerikietiškas TV show, kad tu net negali įsivaizduoti. Visų pirma, jeigu kažkas įvyksta, turi būti 15 garso efektų. Tai kažkas pasako toks, jo tu tai buvo šūdas. Wine boom! Wine boom! Tada išeina tas my head. Jo, ir tada kamera taip paeina 300 šiam laipsnių, tokio apšiko laipsnį. Ir tada, pavyzdžiui, jie ten padaro, ne? Ir tai visi tattoo artistai yra žiauriai pasipūtę. Tai prasme, nerealiai visi egoistiškai. Jie tokie, šitas žmogus, Christian padarė tokią tatuiruotę, ten toks šūdas, ta prasme, jis keliaus. Jo, aš to taip neapkenčiu dalyko per amerikietiškus serialus, būtent tos reality shows, kai tada juos paima į šoną ir pasako, pasakyk man kažką apie tai, kas ką tik įvyko ekrane. Ir jis tiesiog vienas ir žiūrės, aš buvo taip ir taip, ir tipo, aš jaučiausi taip ir taip. Aš turiu akis, aš turiu gebėjimą interpretuoti vizualiai man perteikimą informaciją. Man nereikia, kad tu man papildomai, čia kaip koks tutorial pop-upas, kurio wow. Wow. Jeigu aš spaudžiu kairį pilės mygtuką, šaudau, that's crazy. Čia yra revoliucinės mechanikos. Aš amerikietiški serialai, realiai, ten Kitchen Nightmares, daugiausia, ką tu gausi, yra tasai smuikas. Aišku, jis groja kas 2 sekundės, bet čia viskas amerikietiškas, ta prasme, kažkas tai susitrenkė savo mažylį kojos, 300 šiam, visi tyčijas iš indiškų filmų, bet ar jūs matėt amerikietišką produkciją? Man žiūri ypatingai palygina amerikietišką epizodą, Kitchen Nightmares, su britišku. Ir britiškas žiūri toks paprastas, toks, ateina godas, toks, oi, you did pretty shit job, ir tai kaip, sorry, chef, ir tada amerikietiškas, rėkis, you did shit job, ir tada kita moteris apsiverkia kažkodėl, ten tada ateina ten padavėjas koks nors, ten jie bandom nuraminti, ten kažkas, ką žinau, sprogimai vyksta. Būtinai sprogimai, sprogsta. Maistas, atidarai tą dangtį ir sprogsta. Paibom. Žodžiu, ir toliau žiūriu aš tam.
ir jie ten žiauriai vienas ant kito stumia. Ir ten yra įvairių, pavyzdžiui, formatų, kad, pavyzdžiui, kartais jie būna visi atskirai, kiekvienas už save, kartais jie būna po 2, tipo jie turi shopą. Ir jie turi dviesi dirbti. Kartais būna komandose, kad, pavyzdžiui, komanda šita prieš komandą šitą. Tipo sezonai, yra 14 sezonų šito. Oh my god. Po ten 15 epizodų, man atrodo, kiekvienas. What the fuck? Valandą epizodas. Eik, tu savo kiek kontentą. Ir aš čia compilation žiūriu, po 30 minučių. Ir ten būna, ir mano dalykas būna, ne? Jie ten padaro tatuiruotę. Aš žiūriu, žinai, šitą tatuiruotę visai nieko, man patiktų tokią tatuiruotę turėti. Aš būčiau visai nieko. Einant, gražiai, šitą tatuiruotę yra šūdas. Ir aš toks, what the fuck do you mean? Visiškai normaliai. Parodo, priartinate iki mikroskopinio lygio. Ir toks, matai tą liniją? Ta linija biški nelygi. Tu matai? Bro, tu turi, ta prasme, elektroninį mikroskopą pasiimk, kad įžiūrėtum, kad kažkas nelygaus. What the fuck do you mean? Nu, man argumentas būtų šiuo atveju, tu čia nededi ant drobės, tu čia dedi ant žmogaus, kuris tą nešiosi su savim visur ir jis neišvengiamai žiūrės į tą dalyką likusį gyvenimą, vadinasi, jis kažkada supras, kad yra netobulumo. Tai čia mano yra pagrindinis dalykas, tipo, su tatuiruotė. Aš tie tobulumai nesimato, prašai, tu turi žiauriai ten tai žiūrėti, kad pamatytum tuos tatuiruotus. Ir tikriausiai turėti dar, ta prasme, pramokslintą akį. Ok, čia kitas klausimas, dar, nes tie žodžiai, aš nepasakyčiau, aš sakyčiau, kad dauguma kontestantų yra geresni tatuiruotojai negu tie džodžiai. Tai dar komisija yra parinkta nebūtinai labai gerai. Labai gera. Ir kartais žmogus, sakykim, prisipisinėja prie tokių dalykų, ir, sakyčiau, tikrai nevertėtų. Aišku, kartais tu pamatai tokius dalykus, kad, pavyzdžiui, buvo vienas epizodas, kurie darė pin-upus. Kas tai yra? Pin-upas yra, tipo, tiesiog tu turi paimti kažkokį, tu turi paimti moterį, realiai, ir tokie kaip seksualioj pozai pavaizduoti, tipo... Ir tada į tatuiruotę įdėti. Į tatuiruotę įdėti, jo. Oh my. Nu, tai ten būna, kad ten labai klasiškas dalykas, ta prasme, nu, viskas normaliai. Esmė, kad tu turi labai proporcijas pagauti ir turi padaryti, kad būtų gražu, estetiška. Nes visa esmė pin-upo, kad turi būti estetiška. Ir kad tu pamatai, kad, pavyzdžiui, kažkas padaro pin-upą, tai, pavyzdžiui, pažiūri į veidą ir tu toks... Bro, uncanny. Nu, tokie vaizdai, tipo, atrodo, kad kažkas su petelė netrenkia į moterį prie veidą. Nu, tipo, to pačiu. Ir vienas dalykas, kad jie vertina tas tatuiruotės, tu žiūri, kartais sunku suprasti, ką jie vertina. Nes kartais jie vertina techniškumus dalykus, kartais jie vertina, ar tatuiruotė tinka, tipo, užduoti, kartais jie vertina, ar tatuiruotė yra techniškai gerai padaryta, o kartais yra artistiškai gerai padaryta. Ir kartais man toks labai subjektyvus dalykai. Ir kartais aš tiesiog žiūriu toks, man ta tatuiruotė patinka, tai, kad tau nepatiko, taip pat stilius. Visa technika yra gera. Taip, jis geras linijas padarė, matosi, kad viskas gerai. Taip, tai, kad tas piešinukas yra ne tavo skonio, nu, tipo, ne tau turėtų būti vertinti, ar tau patiko. Tau turėtų gal paklausti to žmogus, ant kurio uždėjo tą tatuiruotę, jis gal geriau pasakys, ar jam patiko. Ja, čia tikriausiai naštų problemų, kai kriterijai vertinimo nėra aiškiai išdėstyti. Jie yra nerealiai subjektyvus. Ir tiesiog jie niekada nesilaiko tų pačių kriterijų. Jie kartais sako, mes nevertinam jūsų meno, mes vertinam techniką ir tada vertinam kartais meną. Technikos. Ir toks apsispręskit, ką jūs vertinat, arba jūs vertinat techniką meną, arba jūs vertinat kitus dalykus. Jo, užbaig, atsiprašau. Ne, varyk. Aš ties šitų dalykų man krito mintis, nes aš neseniai man šitas kliuvo, aš turiu labai pet peeve. Aš neskaitau dažnai reviews kažkokių dalykų, bet mane labai erzina neigiami reviews dviejų tipų. Pirmas neigiamas review, aš negavau produkto, per brūkšnelį man neveikia produktas. Tai čia būna, pavyzdžiui, su žaidimais. Nerekomenduoju, nes man crashina. Kodėl? Parašyta 0,1 valandų man crashina žaidimas, not recommended. Ir viskas. Daugiau nieko nerašo. Aš nusipirkau žaidimą, jis man neveikia. Aš nepasiėmiau refundą, bet aš palikau neigiamą review. Ne, čia šiek tiek fair, jeigu žaidimas yra nestabilus, tai tu pasakai, kad jį paneigia. Ne, bet jeigu aš dar ir matau, kad 0,1 valanda, tai žmogus net nežaidė. Jis tiesiog bandė įjungti, jam crashino, jis nebandė ieškoti, kaip sutaisyti. Problemos ir tiesiog... Ir tiesiog pasakė,
blogas. Okay, bet čia dar klausimas, tada klausimas iškyla, ar žmonės turėtų būti atsakingi už tai, tipo, ar ant žmonių, ar vartotojų turėtų kristi atsakomybę, kad žaidimas veiktų. Gerai, aš dabar turėjau šią savaitę šitą problemą. Aš norėjau žaisti 7 Days to Die su mergina. Yeah. Ir problema buvo, kad žaidimas, aš jį įjungiu, aš paspaudžiu Start Game ir jis man užsikabina. Yeah. Visą laiką. 20 kartų bandžiau, viską tinkerinau, pirmin atgal, nieks neveikia. Yeah. Ir aš pastoviai skundžiuos, žaidimui 10 metų. Yeah. Žaidimas prieš 10 metų išėjo į Early Access. Yeah. Ir jis yra Early Access. Nes jis turi Cursed Runes. Jis yra prakeiktas, nes jis turi ką? Open World, Survival, Crafting. Early Access. Nu, gera kombinacija. Blogiausia kombinacija. Niekada neišeis iš Early Access ir tikriausiai niekada neveiks. Yeah. Ir tada, kai aš užtektinai kartų pakartoju šitą dalyką, man atėjo nušvitimas. Jis 10 metų yra Early Access. Jam yra 10 metų. Aš pabandysiu žaidimą uždėti ant SSD. Viskas veikia. Aš turėjau ant HDD, uždėjau ant SSD, viskas veikia. Okay. Ir aš toks, oh my god, čia vienas iš tų atvejų. Okay, su senais žaidimais labiau galima pateisinti labiau. Aš vis tiek skūsiuos. Aš skūsiuos, kad ta prasme šetonas toks jausmas įpareigoja visus game devus, ypač solo ar mažus teamus, niekada nepritaikyti žaidimų, kad jie veiktų pro ilgą laiką. Nes, pažiūrėjau, koks Path of Exile, veikia ant HDD. Jis negerai veikia, bet jis veikia. Ne, čia fair enough, čia visiškai fair enough, bet aš manau, kad žaidimas turėtų būti gerai veikti, nes tai yra, jeigu tu daiktą gauni, fizišką daiktą, ir jis yra brokuotas, tai tu 100% pasakysi, kad aš gau brokuotą daiktą 0 žvaigždučių, nes tu gavai brokuotą daiktą. Ne, aš tada tiesiog sakau, man turi gražinti pinigus, nes aš negavau daikto ar viskas. Nes man čia yra problema su to, kad vertinimas turėtų atspindėti produktą kitiems žmonėm, paprasčiausiai. Bet jeigu tau atėjo vienas iš brokuotų daiktų, tai tu gavai kitą daiktą. Bet taip pat tu gali tada pasakyti, kad produkcija to daikto yra nepatikima ir kad kiti žmonės gali irgi gauti brokuotus daiktus. Ir tu gali pažiūrėti, kad, pažiūrėjau, jeigu daug žmonių gauna brokuotus daiktus, aš nepirčiau, kurie daug žmonių gauna brokuotus daiktus. Nu gerai. Taip pasakyčiau su reviews, jeigu aš pamatyčiau, kad daug žmonių gauna tokį review, kur, tipo, sako, crashina, aš būčiau toks žaidimas nestabilus, aš jo nepirksiu. Gerai. Tada kitas dalykas. Čia dabar su fiziškais objektais, kuriuos tau turi atvežti. Yeah. Reviews, kurie rašo, aš negavau, man neatvyko. Čia net daikto jau krenta. Taip. Va būtent. Ir tada, bet jie tada 0 žvaigždžių numeta ir sako, man neatvyko, aš vis dar laukiu. Čia net daikto, taip, tu tada rating savo ten UPS ar ten, kas Lietuva, Omniva, PD. Va būtent. Va šitas mane dar labiau erzina. Tipo, aš negavau daikto, tai aš jūsų reitingą dabar žeminu. Aš toks, aš nesuprantu, ką man reikalas. Ar tu mastai, ką tu darai? Čia yra visiškai nereprezentuoja nei kompanijos, kuri kuria tą daiktą, nei pačio daikto. Jo, būtent. Nes tie praeiti bent reprezentuoja daiktą, kad jis yra nestabilus kažkuo. Kai krešinas tavo atveju. Arba neveikia. Bet čia tai tiesiog, tu nekaltas. Jo, ir kompanija nieko negalėjo padaryti, ką jis su DPD dirba. Aš nežinau, ir man būtent yra ta problema, kad aš kažkiek asocijuoju neveikiantį ar brokuotą daiktą kažkiek tai su tuo, kad tai nereprezentuoja daiktą. Nes man patinka vertinti daiktą, kai kai aš galiu jo naudotis. Bet kai aš jo neturiu, tai aš jo negavau naudotis, tai aš net labai galiu kaip jį vertinti. Jeigu aš jį galiu naudoti ir tada jis yra šūdinas, aš galiu įvertinti, kad tai nieko verta. Absoliučiai. Tai va, ir kita pusė šitų reviews, kuri man nepatinka, yra reviews, kurių visa esmė yra, aš žinojau, kad man nepatiks, bet aš vis tiek pabandžiau ir man nepatiko, dėl to aš blogai vertinu. Mat čia būna, aš tą pastebėjau, būna su knygomis, būna su šitais mangomis ar manvomis. Tai, pavyzdžiui, su mangomis buvo nemažai, aš mėgstu skaityti, pažiūrėjau, mangas ir būna, aš esu heteroseksualus, ir man patinka skaityti tik heteroseksualias istorijas. Ir aš nusprendžiau šitą paskaityti. Ir man nepatiko. 0 out of 5. Tai dėva. Ar čia istorijos kaltė?
Ne, vėlgi, žmogus davė šansą, jo nepritraukė tiesiog. Jo. Ar tai kažkiek žemina istorijos gerumą? Nes yra žmonių, kurie, tipo, tai yra jų visas dalykas, jiems patinka ir jie vertina normaliai. Jeigu, jo, čia toks dalykas, kad kadangi tu esi labai šališkas. Aš esu šališkas. Ne tu, aš kalbu tie žmonės, kurie neigiamai vertina, jie šališki yra. Nes jeigu tu paimtum objektyviai, jeigu tu galėtum pasakyti, suprasti, kad šitą istoriją ne man jį nepatinka, bet aš galiu įvertinti, kad istorija pati yra parašyta, pavyzdžiui, gerai, arba kad, tipo, veikėjai yra nupiešti tvarkingai, stilius yra malonus, tai aš visiems tada pasakyčiau, jį ne man, 3 iš 5, ar ten 5 iš 6. Jo, aš tada net nepykčiau per daug. Bet tipo pasakyti, kad, aš pasiėmiau šitą skaitį ir man nepatiko, su žaidimais man tas mažiau, nes su žaidimais visą laiką duodi, ir bet su žaidimais irgi tas yra. Man su žaidimas, kas yra įdomu, Steam refund policy man dabar gerai veikia, nes 2 valandas turi laiko ir tada tau visada grąžins. Ir jeigu tu ilgiau žaidži, tu vis tiek gali apylinti, tipo, refundą, sakyti, aš nebežaisiu daugiau, man nepatinka ir tada galbūt pažiūrės ir vis tiek grąžins. Bet faktas, per pirmas 2 valandas didžiąją dalį atvejų su žaidimas, aš pastebiu, jeigu man core gameplay tiesiog patiks ar ne? Tiesiog yra negeras, aš net nematau prasmės bandyti ilgiau. Čia būtent šitas Josh Strayface, kuris labai kritikuoja tą požiūrį su MMOs, tu turi pražaisti 100 valandų, kad tau pradėtų patikti. Niekas neturi laiko 100 valandų. Kas turi 100 valandų laiko nesmagiai žaisti? Ne, taip, man tiesiog visą laiką tas argumentas man būna, kodėl man jis visiškai logiškas yra, nes tu tiesiog gali atkelti tą gerą dalį į pradžią, o prastą nukelti galą. Arba neturėt prastos. Arba neturėt prastos ir tiesiog turėt mažiau. Čia labai daug devų tiesiog sako, tu nustok bandyti pavidalinti ten grafiką, kur tu sukurk iš pradžių aplinką, kurioje būtų smagu žaisti, kurioje būtų smagu šokinėti, kurioje būtų smagu judėti. Aišku, reikia dar atsižvelgti, kad tai neįeina, pavyzdžiui, laikas, kuris turėtų užtrukti išmokti. Nes, pavyzdžiui, aš atsimenu, kai aš Binding of Isaac pradėjau žaisti, man jis žiauriai nepatiko. Jis buvo žiauriai, man nesigavo jo žaisti, aš nesupratau, kodėl aš iškišu. Bet tu dar flash'o žaidėjai dar padarė. Jo, man kita itemų yra per daug, kažkoks what the fuck, visi skirtingai daro, aš nedarau damage, viskas žiauriai ištrunka, kažkokia nesąmonė. Po to, kai aš pamačiau, kaip reikia žaisti, kaip supratau taktikas, aš toks buvau, čia šitas žaidimas gal ir visai nieko. Aš gal pražaisiu į 600 valandų ir gausiu visus atšymus. Bet, tuo metu aš buvau toks, čia yra karštas šūdas. Žaidime visi tie šūdai yra. Tiek daug šūda. Eiktus, kiek daug šūda. Ir bezdalų. Fucking Elwood Macmillan, you little shit. Ne, bet čia su roguelikes bendrai yra tas dalykas, kad roguelikes visa esmė yra, kad turi tobulėti žaidime. Tai čia įeina į dizainą tas dalykas. Absoliučiai. Tai reikia atsižvelgti ir į tą, kad kartais žaidimo pati, bet aišku, tai tada gali padaryti, kad ir mokymasis būtų įdomus. Nors kartais tą padaryti yra labai sunku. Tai tas stengimasis padaro prasesnį. Čia irgi, mano didžiausia problema šitą yra su Darkest Dungeon, kai žmonės neigiamai vertina, nes žmonės tikriausiai žaidžia žaidimą su atidarytų wiki, kad galėtų žinoti, ką jie turi daryti. Ar tu gimei ir nusprendė, aš gyvensiu tiesiog su iPad'u atsidaręs tipo Google ir tiesiog googlinu, kaip viską daryti, kad išvengti kiekvienos nesėkmės gyvenime? Ar tu taip eini per gyvenimą? Ar tu atsisakai mokytis? Aš visiškai nesutinku, kad žaidimai reikalauti vykį, nes čia yra pieva. Čia yra visiška pieva ir aš nesuprantu, kaip žmonės iš tiesų galvoja, kad žmonės nežaidžia žaidimo ir tiesiog ateina tam diskas, aš neturiu žaisti efektyviai 100% visais atvejais. Aš galiu daryti klaidas. O čia yra prakeiksmas, toks, kai tu nori. Čia yra toks premature optimization. Taip, optimizacija turi ateiti vėliau, kai tu optimaliau žaidži, kad tu daugiau žaidži, o ne kad tu optimaliai žaidži iš karto, nes tai nėra. Aš legit kaip žaidžiu, aš pereinu žaidimą vieną kartą ir aš šventai nieko neliečiu su wiki. Nebent realiai aš nesuprantu kažkokios mechanikos, nes būna kartais tutorial
neaiškiai pasako, arba, kas labiausiai užknisa, vertimai. Kai žaidimo vertimas padaro tutorial nesuprantamą. Jo. Čia būna blogiausiai. Bet Wiki neturėtų būti naudojamas pirmą kartą žaidžiant, o jeigu žaidimas geras, tada tu net neturėtum naudoti žaisdamas kelis daugiau kartų. Jo. Turėtų ateiti ta žinia daugiai iš to, kaip tu daugiau žaidži. Bet, pavyzdžiui, kokias mechanikas suprasti, kaip jos giliau veikia ar būna įdomu. Ta prasme, svarbiausia, kad tobulėjimai būtų vietos. Kad esmė, kad pradėti, neoptimizuojant, ir po to tu gali optimizuoti. Todėl žaidimai yra įdomus, nes tu vis gali tobulėti. Jo. Ir aš dėl to sakau, ar tu tiesiog žiūri žaidimą kaip į dalyką, kuriam tu turi vieną šansą, tu vieną kartą jį žaisi ir viskas? Ne. Aišku, yra tokie žaidimai, kurie yra tiesiog time wasteriai, kur yra labai greitai pasiekti tobulystės ribą. Pavyzdžiui, Minesweeperis koks nors. Ten tik tiek tai gali ištobulėti. Jo, bet ta prasme, ar tu dabar eisi Minesweeper Wiki, kad labai atsargiai, ta prasme, nedaryt klaidų. Minesweeper Wiki buvau nuėjęs, kad išmokti Minesweeperį žaisti. Bet čia realiai tiesiog tu peršoki tą žingsnį, kur tu labai nuobodžiai darai tas pačias klaidas, nežinodamas, ką tu darai ne taip. Jo. Jie išmokė technikos ir, pavyzdžiui, žaidimas, apie kurį aš kalbėjau, Teaming Crawl. Aš todėl išmokau Minesweeperį žaisti, nes aš toks buvau, man patinka žaidimo prezentacija ir jis yra toks žaidimas, kur, skill ceilingas yra, nėra. Skillas yra labai menka dalis to žaidimo. Absurdiškai menka dalis. RNG yra didžioji dalis. Ir tu tiesiog kartais mechaniškai tiesiog spaudinėjai ir viskas. Ir tu tik tiek tai gali padaryti. Ir tas yra, normalu realiai. Tiesiog kartais taip yra, kad tu tiesiog spėlioji ir spaudinėjai ir žiūri, kas gausis. Sutinku. O čia yra. Aš nesuprantu, toks jausmas žmonės tiesiog, jie nori žaisti, bet jie nenori žaisti. Jiems patinka idėja žaidimo. Ja. Jiems patinka idėja. Ir tada būna, aš turėjau žaisti su Wiki ir aš toks. Niekas tavęs nevertė. Tu tiesiog išsijungi interneto, kol žaidži. Ir bus ramu. Vienas žaidimas, kurį aš pasinešiau visai nesenai, aš sugrįžau tiksliau. Aš po mūsų praeito epizodo instaliavau Legends of Runeterra vėl. Jo, ir kaip? Tu šiek tiek man pasakoji, ar daugiau žaidai nuo to karto, kaip pasakoji? Pilna. Ir kaip? Pilna. Ir kaip? Susikūriau porą naujų kaladžių. Ir labai gerai leidžiu laiką. Ir aš vis dar kietai nekenčiu Ionia deko. Nevadink jo vardu, vadink Pink Region. Cringeonia. Nekenčiu Cringeonijas. Cringeonia vis dar nekenčiu. Žiūri, be konteksto žodžiam. Cringeonia dalykas yra, kad jie yra tokia kaladė, kur, čia reikia žiūrėti. Kuris čia arketaipas? Leon Yasuo. Leoną Yasuo? Ar dabar playable tapo? Aš Eternal žaidžiu. Ten pastoviai tą feisinę? Ne, bet aš kartais būna. Jį žiūri nervina. Nes jie tiesiog neleidžia to žaidimą. Man tai tas dar, bet ten ne tik stanai tikras, ten ir recalls tikriausiai pilna. Nes man recalls labiausiai erzina žaidime dalykas. Stanai irgi labai nervuoja. Bet stanai bent palieka mano maną ant fildo. Recallai tiesiog sako, tu numetei Darius, būtų liūna, jeigu neliktų Darius. Ir tada kitas dalykai, per kurias buvo labiausiai interaktyvi kaladė, kokią žaidžiu, buvo Hekarim. Hekari? Kodėl? Hekarim, aš paaiškinsiu dabar, kaip ta kaladė veikia. Kaladė veikia, kad yra tokie, visiems, kurie nežaidė Legends of Runeterra, yra tokie unitai žaidimai. Pertrauksiu. Visiems, kurie nežaidė Legends of Runeterra, eikit žaisti Legends of Runeterra. Būsnikit žaidimo statistiką. Žodžiu, yra tokia kaladė, kur yra creatures, kurie atsiranda vienam ėjimui ir iškart miršta. Jie yra nepanaudoti. Jie vadinasi ephemeral. Ethereal? Ne, ephemeral. Ir yra, pavyzdžiui, toks unitas, kuris pasako, kad kai atakuoji, nes yra atakavimo režimas, ėjimas, kad galima atakuoti, kai tu atakuoji, aš atsirandu tiesiog. Shark Chariot.
Charcharet. Ir jis žiauriai nervina. Esminiausia korta tam dekui, ta prasme, be jos, be šansų, nes ji yra Be šansų. tokia tiesiog, su ją faina žaisti. Ir tada yra kita korta, kuri padaro, kad kai atsiranda ephemeral unitai, jiems prideda +1 Jo, ant takos. Ir aš žaidžiau prieš tą kaladę su savo Lisandro deck. oh god. Frozen Falls, tai jis buvo labai lėtas. Ja. Nu tai tave ten Aš net neturėjau šansų. išcounterino. Aš per 4 ėjimus pralaimėjau žaidimą. Jo, man labai patiko, kai labai gerai paaiškino, kad, ephemeral archetipo visa mintis yra, kad tu savo board space'ą, savo presence ant boardo, tu ją paukoji dėl insane tempo, tiesiog iššokimo į priekį. Jo. Tu prarandi visą unitą, kuris gali blokuoti, kurį naudoti gali spelus ant jo, kuris gali spelus paimti už tave. Visą tai, bet tu gauni stiprų unitą už labai mažai manos. Jo, esmė buvo, kad aš suvokiau, kad jeigu aš būčiau išgyvenęs, aš būčiau laimėjęs. Jo, o tavo dekas užtat yra slau, tu labai, tu išleidai daug manos anksti ir tau reikia manos ir tau reikia laiko, bet returnai yra, tu savo kokie returnai, kokie dividendai ateina iš tų lės. Tai aš labai gerai leidžiu laiką, kol kas. Tikrai turim linksmų koladžių. Tikrai viskas labai malonu. Ir žiūrėjau, rekomenduoju. Labai rekomenduoju. Labai fainas žaidimas, aš sakau. Ir dabar išėjo naujas League of Legends žaidimas dar, išėjo Song of Nuno. Ir aš dabar labai daug avatarų žiūriu paskutiniu metu ir aš toks supratau, čia Ango voice actorius yra Nuno. Jo. Jo, tas pats balsas. Aš turėsiu patikrinti, bet iš balso lygiai tas pats Nuno William. Nuno William. Bet žaidimas atrodo fainai. Studija, kurie kuria tą žaidimą, yra iš Madrido. Tai vietiniai europiečiai. Ir atrodo, kad licenzuotas Nintendo produktas, nes ir ant Switch'o taip pat išleido. Apie ką žaidimas? Toks adventure žaidimas, kur tu tiesiog lakstai, turi abilities, tu ten ant Nuno lakstai. Ir, berods, esminė žaidimas yra, kad Lisandra, ten kažką tai jis nori vėl tą Eternal Frost atnešti ir Nuno tiesiog laimingai laksto ar tvarko reikalus. Ir ten yra Nivea, ir yra Brom. Yra Brom, kuris ten ir tu lakstai po pasaulį, pro Freljordą, ir tu ten gali laipiot ir daryti, ir ten... Realiai toks adventure game. Šiek tiek primena Zelda, tokius klasikinius Zelda žaidimus. Skamba linksmai iš tikrųjų. Aš siūlau pasižiūrėti trailerį. Tikrai gerų yra išleidęs bendrai žaidimas. Bet žinai, kas mane labiausiai dabar, koks man hypas atėjo iš Song of Nuno. Mes turėjom tokį Bilgewater Ruination žaidimą, Shadow Isles. Mes turėjom Demacia žaidimą. Mes turėjome Vandal City žaidimą. Kokį? Man rods. Kažkoks ten buvo. Nusakykim. Bet aš žinau, link kur eina šitas tavo... Bet yra, link kur aš einu. Kokių regionų trūksta yra Pink region ir Noxus. Tai mano viltis yra, kad kitas žaidimas bus Noxus žaidimas. Ir aš jau garantuoju, kad bus Pink region. Aš noriu, kad būtų Noxus žaidimas ir Pink region būtų jame tuo, ta prasme, spektru, kad mes einame žudyti Pink region. Nes čia yra geriausia dalis Pink region, kad Noxusas bando sudeginti visą Pink region. Einam žudyti. Kelkis samurajo, o mes einam deginti furijas. Jo. Ir tasai, aš užmiršau, kaip vadinas tasai Bilgewater žaidimas, kur RPG. Legend of the Ruined King. Tada nebuvo dar kitas tada, kur tu su Ilavai, su Gangplank, su Bromo, su Jasu, Arija. Čia tas? Ai, tai jo, tas žaidimas. Ai, buvo dar Zone žaidimas, nebuvo? Turėjo būti. Neatsimenu. Turėjo būti. Išleido Arcane ir viskas, kas susijęs su lyg, turėjo būti susijęs su Piltover ir Zone. Turėjo būti žaidimas. Ai, galbūt. Aš nieko nenoriu pažiūrėti, nes aš neatsimenu. Jo, bet man patinka šita sistema, kad jie tiesiog pasiema. Aišku, aš tada pasižiūrėjau developerį šitą Song of Nuno ir aš toks pasižiūrėjau, labai trumpas Wikipedijos paskutinis sakinys. 22 metais kompanijos didžioji dalis šerų buvo nupirkti Tencent. O, ne. Ir tada man viskas paaiškėjo. Iš karto aišku pasidarė. Viskas paaiškėjo. Aš toks, jep, viskas aišku. Okay.
Aš noriu biškai dar vieną temą užvesti, Yes. nes mes turim laiko. Aš turiu klausimą, nes aš nesenai pastebėjau ir buvo toksai Fredas ir ten buvo klausimas, kokį tu dar fizišką daiktą, kuris nėra, skaitmenizuotą daiktą vis dar naudoji, kuris yra fiziškai savo formai. Tai pavyzdžiui, jeigu analogišką daiktą, įsivaizduoju, kad pavyzdžiui, jeigu tu turi tenais, sakykime, kad tu turi CD diskus, tu naudoji vietoj to, kad MP3 failus. Arba ar yra toks dalykas, kurį tu dar naudoji fizišką formą? Kokią senieną? Jo, kokią senieną dar naudoji, nes aš pradėjau mąstyti biškai apie tą, ne? Ką aš dar fiziško naudoju, nes aš daug skaitmenizuoju dalykų. Bet vieną dalyką, pavyzdžiui, kurio aš niekada nekeičiu, tai yra fiziškų knygų. Aš neskaitau, tai... Tavo filosofijos studentas. Aš neskaitau. Aš naudoju sąsiuvinius. Aš rašau viską į sąsiuvinius. Aš labai mane, pavyzdžiui, erzina per paskaitas, kai žmonės rašinėjasi savo užrašus ir viską, ką aš galiu. Nu, aš galiu suprast. Vienas dalykas yra, kad tai yra greičiau, tu spėjai daugiau užsirašyti. Jo, lengviau taipint. Aš tą suprantu, bet aš pastebėjau, pavyzdžiui, jeigu aš noriu ruoštis egzaminams, niekas mane pakeis to fiziško, kai aš su pieštuku ar su rašikliu rašau, konspektuojuosi į sąsiuvinį. O per klaviatūrą aš neturiu to sąryšio. Kažkaip rašyti ranka, man tą geriau sujungia. Sujungia sinapsės tavo galvo. Aš šiaip nesutinku, nes visą laiką, kai aš ruoždavos šitiems kontroliniams egzaminams, tai aš tiesiog rašydavau iš skaidrių konspektus darydavau ir žymiai labiau padeda, nes rašyti, kadangi rašyti kompiuteriu yra darbas, realiai lengvesnis. Taipinti yra lengviau, nes tai yra mažiau reikalauja pastangų, tai tu biškiau automatu pradedi rašyti. Tiesiog klausai rašai. Bet kadangi rašyti ranka yra reikalaujantis laiko biškiai daugiau, tu turi apmąstyti geriau. Tu nori apmąstyti, kad tai, ką tu rašai, būtų tai, ko reikia, o ne tai, kas, tiesiog po ranka pakliuvo. Ir tada tu pradedi iš tikrųjų labiau įsiminti. Taip ir yra. Aš, aišku, naudojuosi užrašais žmonių, kurie į kompiuterį rašo. Nes jie perskaitomi, aš tiesiog sakau, duok man prašau savo užrašus, bet aš iš jų visada konspektuojuosi. Ir ta prasme, man taip pat tiesiog patinka tie pilni sąsiuviniai, tu matai, kad jis yra to darbo labai aiškiai. Ir su kompiuteriu man yra, aš galiu tiesiog laikyti backspace ir nieko neliks. Ir tasai dalykas, kad jeigu aš padarau klaidą rašydamas kompiuteryje, ji yra labai laikina. Tas irgi atima iš to mąstymo, nes jeigu tu rašai ranka, tu padarai klaidą, o tu turi nubraukti, užimi vietos. Jo. Ir tai pasidaro, kad kai tu darai, tu labiau, kas biški mane nervina kartais su fiziškais, kai tu turi nubraukti. Ir, pavyzdžiui, man labai patinka, kad struktūrizuota ir gražu yra parašyta. Kai viskas gražiai struktūrizuota, sudėta, matosi vietos. Ir, pavyzdžiui, aš įdėjau blokelį, kur yra tekstas. Ir aš, šitas tekstas yra šitoje vietoje, man jis patinka, ir po to jį reikia išbraukti. Ir aš toks, šūdas, aš nebegaliu ten nieko rašyti. Tai mano akimis yra rašyti fiziškai į kažkokį tabletą. Su fizišku sąjūs, nes tu gauni ir rašymą, ir taip pat gali dėlioti ir stilistiką. Tai gauni viską, kas yra geriausia. Nežinau, man tas failo temporalumas, kuris yra, aišku, fiziniai objektai lygiai tokie patys yra laikini. Bet man kažkodėl tai kompiuterinių failų temporalumas hitina kitaip. Aš net nežinau, kaip paaiškinti. Žinai, dėl ko aš jaučiu, kad fiziški daiktai, ta prasme, kai tu pagalvoji, ne, failai yra nuliukai, vienetukai ir elektros signalai. Jos iškraipyti yra nerealiai lengva. Ta prasme, žinai, kodėl nėra trinarės sistemos, nors jį būtų efektyvesnė, realiai, dėl to, kad labai lengva atskirti, kai nėra įtampos ir kai yra įtampa, todėl yra 0,1. Bet kad būtų 0,1,2, turėtum turėti tarpinį tarp be įtampos ir daug įtampos. Ir pataikyti tą viduriuką yra žymiai sunkiau. Ir būtų kur kas daugiau klaidų. Žymiai daugiau iškraipimų. Ir tas pats ir čia, man atrodo, yra. Kad tu suvoki, kad mano failai yra kažkokiam debesy, tas debesys gali taip dingti. Gali tiesiog pradingti ir tu nebeturėsi ką rodyti. O jeigu tu turi sąsiuvinį, tu gali bent sudeginti tą sąsiuvinį parodyti. Ta prasme, tas sąsiuvinis gali sudegti, bet, aš atvirai pasakysiu, man atrodo, kad yra mažesnis šansas, kad ta prasme, kad jeigu nedega tavo namai, tu gali pasiimti savo sąsiuvinį. Bet jeigu dega
fucking serverių kambarys, nu tu melskis, kad tie ugniagesiai gerai atliks savo darbą. Yeah. Manots, būtent šitas argumentas buvo, kai aš kažkada klausiausi Asmongold ir taip atėjo tas argumentas. Tu gali paklausti ten kokio piešėjo ar kokio muzikanto, ką jis darė. Ir jis tau galės parodyti. Bet jeigu tu paklausi MMO žaidėjo, ką jis veikia pastaruosius 5 metus. Yeah. Ir kažkas ištrynė jo veikėją. Viskas. Tu nieko neveikiai. Tu nieko neveikiai, tu neturi ką rodyti. Tu turi tik atsiminimus savo. Tu turi savo atsiminimus ir galbūt kažkas kitas irgi, bet tu neturi ką rodyti. Ir būtent tas temporalumas, man, kažkas tai su tuo yra, kažkaip hitina kitaip. Bet žinai, su kuo man to nėra, pavyzdžiui, jeigu aš neskaitau, kad yra temporalumas, jeigu aš turiu failą atskiram daikte. Tai, pavyzdžiui, man žymiai labiau patinka turėti atskirą. Čia yra skaitmeninis daiktas, bet jis tokiai riboja man tarp analogo ir skaitmeninio, kai yra atskiras MP3 grotuvas. Man kažkas atskiras MP3 grotuvas, aš esu įvairių turėjęs, man kažkas tiesiog patinka turėti atskirą daiktą, kur yra mano tik tai muzika ir nieko daugiau. Kur yra viskas, kur yra daiktas specifiškai sukurtas tik tam, kad klausyt muzikos. Jis turi kažkokį šarmą, šarmą. Aš jaučiu, kad mano failai ten nesusikorumpuos, nedings, jie bus tenais ir jie man visą laiką gros, kai aš norėsiu pasiklausyti kokio fucking Shooting Stars, aš galėsiu pasileisti ir fucking įskristi į kosmosą kažkur. Turėjau aš vieną tokį mažą, tiesiog prisisegė ir, nežinau, jis turi kažkokį šarmą tiesiog turėti. Aš turėjau Walkmaną, aš turėjau kažkokį kitą grotuvą. Aš turėjau tokį, marods buvo Apple produktas, toksai podas. Jo, tokie mažiukai, kurie prisikabino, kur yra tik tai diskas, aš tokį irgi turėjau. Tai toks kvadračiukas. Jo, labai mažiukas jų yra patogus. Aš mačiau šortą, tiesiog kažkokie man tik nepatikdavo, nes jis nesimatydavo, kokią dainą groja. Man netrukdė, aš žinojau, ką aš ten turėdavau vidai. Aš turėdavau, bet man būdavo, žinai, reikėdavo, tipo, šokinėti. Aš mačiau šortą, tipo, kažkokia mergina zoomerė. Randa tą iPodą ir tokia, you know what this is? Is this like a hairpin? What is this? Ir toks, Ne. God. Yra žmonių, kurie nežino, kas yra MP3 grotuvas. Ir čia tada toks pajauti, jo, yra skirtumas tarp visko skaitmeninimo ir man tokio... Spotify yra uncanny. Man tai, kad yra tiek daug pasirinkimo, man kažkaip, kai aš buvau mažas, muzika buvo unikalus dalykas. Nes aš būdavo, aš kai buvau mažas, būdavo tas momentas kažkoks, aš radau žiūri gerą naują dainą Monster Cat. Žinai, ką aš padarysiu? Aš nueisiu į YouTube to MP3 converter. Same. Aš ją įsikelsiu, užvadinsiu failas įsivadins Insane Like, kokia daina Insane Like, fucking That Voices, youtube.com ir ten žiūri daug raidyčių, aš ją įkelsiu ir nepervadinsiu, nes aš tingėsiu. Jo, ir turėsi sąraše tokią. Ir aš tada pasileisiu ir aš klausysiu to. Visiškai. Buvo geri laikai, arba aš kažkurį laiką pirkdavau šitus, aš pirkdavau CD albumus, Eskimo Callboy pavyzdžiui, arba Hollywood Undead, kelis turi CD. Ir kažkas yra unikalumas, kad tu turi mažą kiekį ir tu turi rinktis. Jo. Specifiškai. Bet kai su Spotify yra tas dalykas, man patinka, kad jeigu aš kažką tai randu atsitiktinai, aš galiu įsivesti Spotify ir dažniausiai turės... Visada bus. Ne. Beveik visada. Ne, žinai, ko nėra, ko aš labai noriu. Nėra Advanced Wars, Reboot Camp, naujų OSTs. Nes Nintendo atsisako kelti OSTs. Bet kur. Tai tada, tu gali tik tai per pirotautojus gauti bet kokią muziką. Čia jau ne Spotify problema, čia Nintendo. Čia aš nesuprantu. Aš ieškojau Pokémon Sword and Shield Gym theme. Jo. Nėra, niekur nėra. Žinai, kas man dabar tu priminiai. Man buvo labai geras, kur Nintendo padarė tweetą, kur tokie, kokia jūsų, mes taip mylim muziką, kokia jūsų mėgstamiausia muzika, ir tada visi atsakymai yra, yo, this is a banger, linkas, ir tada parašyta video removed, ir tada kitas toks, I really like this one, yo, linkas, yo, video removed, ir tada dar kitas, you know, there's a lot of good music, I personally love this one, yo, linkas, video removed. Dude, aš nesuprantu. Ta prasme, kas ten dedas, bet... Nintendo yra, žinai, tipo kaip narkomanas, tipo vaikas. Kur, tipo,
visi tiesiog tokie, nu davai, žmogau, tiesiog paimk, atsistok ant kojų, nu tu gali, žinai, nu tau viskas, tiesiog biški, nu susimk, atsistok ant kojų ir tiesiog toliau fucking leidžiasi heroiną. Aš labiau sakyčiau, kaip kažkoks tėvas, kuris tave pastoviai muša, bet tu žinai, kad myli. Ir taip pat toks, jo, ta prasme, myli, rūpinasi, taip pat suteikia gerų dalykų, bet kas nuo karto vis tiek muša be reikalo. Absoliučiai. Arba toks abusive partneris. Nintendo tiesiog Stokholmo sindromas. Tiesiog Stokholmo Tu sindromas. tiesiog pamatai ir jie tokia, nu, vienintelė kompanija, kuri dar turi tą tokį... Kur jeigu išeina kažkas tai, kas yra licenzuota Nintendo, Jų seal of approval? 9,5 iš 10 atvejų tai bus produktas, kuris yra vertas dėmesio. Bet wow! Jų tas seal of approval kažką reiškia. Ir tipo, kai tu pamatai, kad Nintendo tu toks, čia bus. Ta prasme, čia aiškiai perėjo komisija. Čia nebus... Jo. Čia nebus kažkoks early access žaidimas. Jo. Išskyrus Game Freak, kuris vis dar yra jų sponsoriuojamas nesveikai. Game Freak, aš manau, kad kartais džiodžina biški per žiūrį, nes Game Freak dažniausiai apsitvarko kažkiek. Ne. Ta prasme, Scarlet Violet yra, ta prasme, visiškai aš negaliu atleisti, kas tai yra per dalykas. Scarlet and Violet Pokemonų žaidimai. Ta prasme, aš nesu... Kas pagalvoja, kad tai yra gerai? Kas sugalvoja, kad Sword and Shield yra, ta prasme, patenkinimas produktas? Kai žaidimas prieš tai išėjęs turi geresnės animacijas, tai žaidimas po to, kuris yra geresnis hardware. Aišku, bet aš nesutinku, kad grafikos yra viskas, kas yra svarbu. Tai nėra viskas, kas yra svarbu, bet tu čia šneki apie Game Freak, kurie turi geriausiai selinantį franšizą pasaulyje. Ja, bet... Jie turi pinigus, kad galėtų pasirūpinti, kad gerai grafikos nėra geriausios, bet jos bent jau gali būti stilizuotos tokiu atveju. Gali, bet aš sakau, man atrodo, kad grafikos nėra esmė. Bet žaidimai nėra, ta prasme, jeigu... Žaidimas, ar mechanikos bent geros? Ne. Tai tada viskas. Ne. Nes gameplay first, graphics second. Bet jie nėra kompanija, kuri turėtų sakyti, mes turime susikaupti gameplay. Nes ir dėl to nukenčia grafikos ir tada dar ir gameplay nėra užtektinai geras. Kompanija ta, kuri gameplay, žinai, nepakeitė per pastaruosius 20 metų. Jo, tik tai blogina. Mes įdėjom Dynamax, mes įdėjome Schlongmouth. Dynamax yra nesusipratimas visoje jų. Mes įdėjome Z-Moves, mes įdėjome Mega Evolutions. Mega Evolutions cool. Tiesiog weird shit. Ir Scarlet and Violet tiesiog iš pradžių jie kaupino, žaidimas veikia. Ir tada po truputį vėliau, žinot ką, gražinkite mums kopijas, nes žaidimas neveikia. Straight up neveikia. Ne, čia tai vėl grįžtant prie to pačio, kad kai žaidimas neveikia, tai aš esu visiškai tipo, kad tu gali sakyti, kad žaidimas blogas. Ne, dalykas yra, kad žaidimas veikia, bet kai kas 2 žingsnius tau, kai evoliucija Pokemono tau gali korumpuoti žaidimą ar crashinti tave atgal į main screeną. Tai čia yra nestabilus žaidimas. Tipo, aš negaliu evolvinti Pokemono, nes man kitaip korumpuojasi seivas. Ar tu juokauji? What is happening? Aš galiu žaisti žaidimą, tik nedaryk šitą dalyką. Ja, tik negali padaryti to dalyko, kuris yra žinomas. Ne, bet tam tikrus Pokemonus tam tikroje aplinkoje. Atsiprašau. Ta prasme, kas dados? How? Fucking hell. Bet daug spagečių prikepė, privirė. Tas pats su Ubisoft, pavyzdžiui. Assassin's Creed pirmus 2-3 žaidimus buvo normalus žaidimas. Ir tada jie nusprendė, kas mes kasmet išleisim žaidimą. Ir saiga, jie nebebuvo labai geri. Ir jie dabar nebėra geri ir tu žiūri, presentation visada atrodo vis geresnė, bet žaidimas pats atrodo vis labiau kaip... Tiesiog dog shit. Jo, tiesiog kažkoks žaidimas, kuris niekam nerūpi, nes jis tiesiog išeina kas metus, jis tiesiog toks, šiaip savo. Dabar gali būti Call of Duty truputį, man rodos, šitą sugebėjo išlipti su Modern Warfare rebootu. Gal. Aš visą laiką žiūriu, kad tipo gameplay first, tipo Čia grafika. faktas, mes čia šitą šnekėjom, kad jeigu tu turi aplinką, kurioje yra smagu egzistuoti, tu nesvarbu, ką uždėsi ant viršaus, gerai, nebūtinai nesvarbu, bet geriausias pavyzdys man yra Slay the Spire. Ugly game to look at. Aš net nesakyčiau, kad jis toks ugly, man atrodo labai jau
labai žiauriai. Man nerūpė, aš žiūrėjau žaidimą, aš toks, holy, kai kurie iš priešų dizainų atrodo kažkas tai tiesiog su koja laikė pieštuką. Šitą auditoriją Slay the Spire yra šitas roguelike deck builderis. Čia žaidimas, ant kurio base yra Darkest Dungeon 2, nes jie atsisakė sukurti gerą žaidimą. Bet Slay the Spire mechanikos yra insanely deep. Jo. Kiek tu gali nuveikti tame žaidime, kiek tu gali žaidimą jo nemėgdamas, yra apie 7 valandų. Jo. Kiek aš pražaidžiau jį? Ir žiauriai smagus, tavasi Certified Bastard game, kaip aš vadinu. Eik tu savo. Aš jau nebeapkėliu. Žinai kodėl? Aš tiesiog nemoku statyti kaladžių. Aš tiesiog nemoku, man reikia tutorial. Man reikia, kad kažkas mane pasisodintų ir pasakytų, Ignai, va, dabar tu imsi tą kortą. Ir kitą kartą imsi dabar tą kortą. Bet tada iškeliu imsi tą kortą. O tiksliau, už kitą žmogus žaidžia, o tu judini pelę. Jo. Nes man realiai buvo tiesiog žaidži, gerai nepasiseka, eini atgal, bet pats žaidimas yra smagus. Ir pats žaidimas yra labai smagus. Kaip ten climbing per ascensionus ypač smagu, kai ta prasme vis labiau sumažėja, ta prasme apimtis, kiek gali daryti klaidų ar rinktis neteisingus dalykus. Todėl man labai per Legends of Frontier Gauntlet aš nelabai mėgstu. Ar kaip ten vadinasi? Ne Gauntlet vadinasi, kitaip, kaip vadinasi tos, ko tipo arenos. Kur tipo tu kaladę turi pasistatyti pats, kur gauni token, ar tada kaladę pasistatyti? Ai, bet jie tągi išėmė. Ai, išėmė? Nebėra tų expeditions, nebėra. O, ne. Jie čia prieš 2 metus išėmė. O, ne. Nes nieks nežaidė. Gaila. Labai mažas procentas žaidė ir vietoj to įdėjo kur kas daugiau darbo į PvE. Path of Champions. Okay, aš man tik tai norėjau, kad per Path of Champions galėtum dėžių gauti, kaip laimi kažką. Kad būtų biški daugiau rewardų vos. Man tipo labai chill, nes tu gali misijas daryti per Path of Champions, kurias per multiplayer irgi gali daryti. Tai tu weeklies gali užsistekinti per Path of Champions. Jo, gali, aš tiesiog norėčiau, kad daugiau negu weekly tasai būtų būdų gauti chestų. Man viskas ramu. Man progressionas Legends of Frontier yra tobulas. Aš tik noriu daugiau kortų, kai aš noriu kaladžių greičiau pasistatyti, aš labai nenoriu laukti. Savaitę laukti kaladė, aš noriu pasistatyti Dragon's Deck. Žinai, kiek man kainuosi nusipirkti 3 kopijas Aesol ir Shyvana? Tai tu nenori tiesiog pradėti levelint Targoną? Aš jau levelinu Targoną. Tai būtent, tai ir gauni daugiau nei savaitinę. Po truputį. Tada eventai būna, irgi pilna gauni čestų iš eventą. Ok, šiuo metu nėra event. Šiuo metu nėra, bet kai būna, tai dar gauni Fortnite, Bell Pays. Klausytojai. Žaiskite Legends of Frontier, nežaiskite Darkest Dungeon 2. Aš tau atsiunčiau tą iškarpą. Aš radau labai gerą komentarą ant vieno Darkest Dungeon 2 review. Ir tiesiog buvo, taip, tai yra antra dalis žaidimo, kurio aš labai mėgstu. Ir, ta prasme, geras žaidimas. Nes mes galime spręsti, kad geras žaidimas iš to, kad labai daug yra gerų atsiplėpimų. Ir trečias, aš jo nekenčiu. Aš jo žiauriai neapkenčiu. Ta prasme... Aš net nepradėsiu rantinti. Tiesiog, aš manau, daug kas supras tą atvejį, kai kažkas tai, ką tu mėgsti, gauna pratęsimą, ar gauna, ta prasme, kažką tai tame pasiam pasaulyje, kažką tai naujo. Ir tau tai tiesiog nepatinka. Ir kitiems žmonėms patinka ir toksai, aš nenoriu reininti ant kitų pareidų. Kame esmė. Aš nenoriu sakyti tai, ką jūs mėgstat, neturėtume to mėgti. Nes nesąmonė, jeigu jums patinka, puiku, jūs tu laimėjai. Tu laimėjai, aš pralaimėjau. Bet, wow, aš kiekvieną kartą, kai aš matau kažką apie Darkest Dungeon 2 ir aš toks, ar aš norėčiau pabandyti, aš mieliau žaisčiau pirmą. Jo. Aš mieliau žaisčiau. Bet aš mačiau taip pat vieną labai gerą argumentą. Darkest Dungeon yra žiauriai paprasta modint. Tarsi mod listas Darkest Dungeon yra be galo ilgas. Yra tiek daug. Yra visas žaidimas sukurtas Darkest Dungeon engine, kuris jau yra net nebe modas, o atskiras, ta prasme, žaidimas. Ta prasme, visas tiesiog overhaulą žaidimą, kuris vyksta ten rytuose. Ir jis neturi separate launcherį. Ir Red Hookas tiesiog, pripažino tai kaip projektą ir leido išleisti kaip atskirą launcherį projektą. Geras developeris. Ir labai vienas argumentas, kurį aš pamačiau gerą, buvo, mes nenorime
taip pat čia ne iš Red Hook, bet čia vienas revieweris pasakė, reikia atskirti, kad jie norėjo padaryti žaidimą, kuris yra užtektinai panašus, kad skaitytųsi kaip pratęsimas, bet jis negalėjo būti užtektinai panašus į pirmą žaidimą, kad nebūtų... Copyright infringement. Ne. Čia aš neku apie Darkest Dungeon 2. Žaidimas negalėjo būti per daug panašus, nes kitaip žmonės tiesiog būtų pasakę, čia yra tiesiog high effort modas. Jo. Ir yra modų geresnių. Čia turėjo būti skirtingas žaidimas. Tau dabar, okei. Ir aš turiu sutikti su šituo, nes yra žiauriai gerų modų ir jų yra tiek daug, kurie prideda tiek daug content. Jeigu Darkest Dungeon 2 būtų Darkest Dungeon 1, bet daugiau, tai būtų modas. Jo. Tai būtų modas, už kurį tu turi sumokėti. Jo. Ir aš dabar suprantu taip, tiesiog man liūda, kad nėra dungeon. Aš spėjau Darkest Dungeon 2, Darkest Dungeon 1 turi modų, kurie kaip Calamity ant Terrarijos, kur taip pat tiesiog modas, kuris tiesiog realiai kaip antra Terrarija. Tai jo, dabar yra Black Reliquary, kuris turi naują narratorių, tu turi unitai tie patys, bet visiškai visi enemies kiti, visi bossai kiti, visi areas kiti, tavo visa Hamletas kitoks, nes tu tiesiog esi ant skraidančio laivo, kaip Zeppelin, ir tu ant jo esi ir viską darai. Ir viskas vyksta tojem orientaliniam, tipo, artimųjų rytų stilyje su dykumom ir visko. Ir viskas, ta prasme, viskas yra pakeista. Ir, tipo, ir voice actorius yra, tipo, toks, girdi, kad jis turi tą akcentą rytų. Okay. Ir jis ten, tipo, šneka. Okay. Ir jis bando savo geriausią, impressioną June Wayne. Bet, ir, nežinau. Darkest Dungeon, man rods niekada neprigis. Mes kažkaip visą laiką grįžtam prie šitos temos. Mes grįžtam prie temos, nes man rods tas konceptas dalyko mane labai erzina, kad yra dalykas, kurį aš mėgstu ir kiti žmonės mėgsta ir aš noriu tai mėgti, bet aš negaliu. Jo. Ne, aš pagaunu tą frustration, nes aš pilno turėjau tokių žaidimų, kur aš žiauriai norėjau, kad man gautųsi. Man tas yra su fighting games. Man jie žiauriai patinka idėja, man žiauriai patinka viskas. Aš tiesiog negaliu jų žaisti. Ir aš žiauriai norėčiau ir man viskas patinka apie juos. Ir man žiauriai patinka, kad kitiems patinka. Aš negaliu jų pažaisti. Aš tiesiog nesu to žaidėjas, kuris gali pažaisti. Nėra, nes nesi tiesiog to žaidėjas, kuris gali dėti tiek laiko išmokti, kuris gali, ta prasme, stebėti žaidimą, kaip jis keičiasi ir kiekvieną kartą įdėti per naują tą laiką išmokti. Jo, aš norėčiau pasiekti tą vietą, kur aš galiu spręsti fighting game kaip puzzlę. Bet aš tiesiog, nenoriu tam, neturiu laiko ir aš nenoriu kentėti, nes jie turi, tai nėra ne mokymosi kalvelė, tai yra mokymosi siena. Mokymas į sieną ir mes lipam į sienas, bet ne tokio aukštumo. Jo, aš mėgstu laipiot akmenim, aš esu fucking down. Rock climbingas mano yra passion, bet ten yra siena be akmenų. Ten reikia, aš net nežinau, ar Tom Hollandas galėtų, ne Tom Hollandas, kaip jo vardas. Yra ten Free Soloveris, toks, kuris tipo lipa be stačiausiam sienom, be šitų. Jo, stačiausiam tiesiog ir svarbiausia šitoj gamtoj. Jo, ir jis lipa be virvių. O tai ne kartais ir nebus toks vardas? Ne, Tom Hollandas, man atrodo, kad yra aktorius. Oh yeah, right. Ar tu supranti, ar tu pasivi, kad man sunku su vardais? Bet padėjo, man vienodai sunku. Okay. Alex Honnold? Alex Honnold, va. Gerai, tai jo, aš nesu Alex Honoldas. Kuris tiesiog sako, 300 metrų aukštis, lygi siena su plyšiais, man nereikia virvių. Prašai, kaip laiptais užlipti. Čia kaip laiptais. Aš tiesiog laikausi rankoje, toks atsilinkęs, gražus vaizdas. Tai baisu. Jo. Bet ne, fighting games tas dalykas, jie smagiausi, kai tu nemoki jų gerai, kai tu tipo moki pagrindinius dalykus. Kai tu turi basics ir šiek tiek moki savo veikėją ir tu kapojasi prie žmonės, kurie tokią pačią lygą, jie yra smagiausi be išlygų. High level fighting games yra boring. Aš todėl labiausiai laukiu, kada išeis League of Legends fighting game, nes man atrodo, kad jie bus pakankamai susipaprastintas, kad jis būtų sunkus, bet nebebus kirvis motion inputs. Aš bijau, kad bus... Kaip vadinasi tą žaidimą? Grand Blue? Ne. DNF Duel. Ne, DNF Duel yra kitas toks labai anime stiliaus, bet labiau... Melty Blood. Ne. Yra kitas, kur irgi tipo yra 4 abilities, kurios tu užbindi, nes esi ant tipo mygtukų, kurie yra tavo specials. Žinau, apie ką kalbėjau, bet aš nesu. Ir aš labai bijau, kad Project L bus panašiai, kur tiesiog... Project L, Taken Cell.
taikins L per tą, kad jie nuspręs, mes bandysim pasiekti casual audience žaidimo tipų, kuris nėra tam skirtas. Nes aš Guilty Gear Strive bandė labai sucasualinti viską savo žaidimą. Yeah. Ir galiausiai vis tiek revertino tai, kad žaidimas yra gana komplikuotas. Jo, aš manau, kad jeigu yra kompanija, kuri gali padaryti tą ir sėkmingai, aš manau, kad Riot yra ta kompanija. Gali būt. Riotas nemažai talento suvalgo, tiesiog kada išspjauna. Jo. Bet ne, aš sakau, manos, aš pastoviai grįžtu prie šitos temos, nes labai tas erzinantis jausmas. I guess, jeigu išeitų koks The Binding of Isaac 2. Ir būtų visiškai nepanašus į pirmą. Jo, ir tu pastebėtum, kas jeigu čia tu tiesiog toksai, čia yra tiesiog sujungti keli modai, čia toks Finfolio, ten, kaip ten vadinosi, Anti-Birth tas modpackas? Anti-Birth, Finfolio, Revelations, jo, tai jeigu suvės, tai būtų biškai nesąmonė. Ir tiesiog tu toksai, arba šitai, ir tai būtų tai, ko mes norim, tiesiog daugiau contento Isaac, nors Repentance viskas, daugiau nereikia, užtenka, ačiū. Jo. Nebent jis dabar pradės buffinti daugiau itemų useless. O jeigu antras tiesiog bus kitoks žaidimas, straight up. Kaip jis bandė, pavyzdžiui, su Legend of Bumbo. Tas žaidimas žiauriai nepasisekė. Ne, jis nepasisekė, bet jis tiesiog nebuvo Binding of Isaac. Jo. Jis buvo kitas žaidimas. Jo, bendrai, ne, aš turiu omeny, tas pats žmogus kūrė. Jo. Aiškiai jis turi daugiau idėjų, bet kaip aš supratau, jis net nebandė padaryti to žaidimo sėkmingo, jis tiesiog jį norėjo padaryti. Ir aš manau, kad tai gerai, kad tiesiog jis uždirbo savo pinigus. Binding of Isaac yra sėkmingiausias roguelike istorijoje. Tiesiog sėkmingiausias roguelike taškas. Jo. Nemanau, kad kažkas sugebės kažkada praspjauti. Jo, tai jis uždirbo savo kapšą gavo. Ir jis dabar gali daryti, ką jis nori. Bet to, reikia priminti, kad Edmund Macmillan sukūrė žiauriai gerų žaidimų. Žiauriai. Super Meat Boy, Binding of Isaac. Jis sukūrė The End is Nigh. Jo, The End is Nigh sukūrė. Jis sukūrė, vėlgi, Legend of Bumbo, kuris gal nėra žiauriai populiarus. Jis sukūrė kortų žaidimą. Stalo žaidimą sukūrė. Tavrasme, kuris iš tų, kas jį žaidė, aš girdėjau, yra geras. Tai jis tikrai gali ramiai gyventi. Jam, man atrodo, yra spakaina. Man atrodo, jis net nebekur žaidimų. Aš beveik garantuotas. Man įdomu, ar kokie jo planai. Ar jis dar turi ir kiek Flash'o žaidimų dar sukūrė, prisimink. Mhm. Jis dabar kūrė, kitais metais turėtų pasirodyti Mugenics. Ok. Va. Ok, įdomiai. Grįžtam prie The End is Nigh stiliaus. Ok. Jo, Super Meat Boy buvo geras žaidimas. Ja. Klausyk, aš manau, kad mes čia jau užkalbėjom ausis šitiems klausytojams. Jo, tai aš sutinku. Manot, mes daug ką apšnekėjom šiandien. Mieli klausytojai, ar jūs žiūrite filmus ar serialus? Kokie žaidimai jums patinka? Ar jūs turite atveju, kai kažkas tai masiai patinka, bet jūs jaučiatės apgautas kaip mėgėjas pirmos instancijos to produkto? Ar jūs naudojate, ar turite daiktus, kuriuos dar fiziškai naudojate, kurių jokių būdų neskaitmeninsit? Ar jūs, ką žinau... Ar jūs skaitot knygas? Ar skaitot knygas? Ar jums labiau patinka amerikietiški Kitchen Nightmares ar britiški Kitchen Nightmares? Ar jums patinka tas garso efektas? Viską galite pasakyti mums per mūsų X paskyrą. Arba per YouTube komentarus. Būtinai komentuokite, dėkite liuksus, rekomenduokite draugam, dalinkitės, liuksinkit, komentuokite. Mes jūs sutiksime kitą savaitę. Ir mes jūsų labai lauksim. Mes jūsų visada labai lauksim. Viso gero.